Varbelė kaip skubunės. Skubu žiauriai dėl to, nes manęs jau senai laukia prie šilo. Žiauriai vėluoju dėl to, nes neradau niekaip fotiko kortelės, o varom vos ne dėl to, kad kažkokį video nufilmuotų. Laukia dar ir lietus lyja, tai prie to pačio fotiką dar sušlapinsiu. Kurie čia stovi, tai aš net neįsivaizduoju. Iš tikrųjų, sakė bambas. Va šitas, man atrodo. Būtų labai gerai, jeigu būtų čia. Ir opa. Oi, blėt, galvau, nepataikiau dar. Einas tau būtume, taip gavę. Zdarov. Zdarov. Sveikas, sveikas. Aišku, filmuoju. Kaip visada. Kaip visada. Zdarov. Sveiki. Sveikutis. Lekiam iki Akro. Ką papasakosi? Žodžiu, vakar... Kokį nuotykį šiandien apturėjai? Ne, šiandien nuotykio neturėjau, nusipirkau tik magnetinę lentą už 17 eurų, bet nesvarbu. Kam tau lentos reikia? Nu, tipo, pasidėsiu ant savo viršaus kompo ir ten nusirašinėsiu idėjas ir visą laiką nesmatyčiau, kad tiesiog nedingtų iš galvos. Deal. Tai vat, o vakar iki 6 ryto žiūrėjau vieno blogerio video Manto. Jis labai jaunas, jam apie 14-15 metų, bet pas jį tokie geri video, turimni vlogai. Jaunas, žiauriai jaunas, bet ahujieni montažą įpisa, dabar montažiukas, ten belė koks, karočią, kaip movie. Tai filmas. Eina, savo žiauriai, awesome. O dabar varom į Akropolį, turbūt pavalgyti. Jo, pavalgyti. Atvažiavom. Dabar tai jie turi pavesti tave. Būtų iš tos pusės, tu turėtum. O, ma čia... Reguliuoju, kiet. Reguliuoja. Galėtum stalasdelę stovėt, žinai. Ką galėčiau daryti? Nu, kai mentai būna stalasdelė ir ten rodyt, kur važiuot. Gerai, čia, ačiū. Gerai. Dėkui. Oi, tu man. Galva kaip trenkiau. Iškart guzas iššoko toks jausmas. Trenkiai galva? Jo, į durelės. Ką? Veikiam? Kur einam? Ką veikiam? Kažkur varom. Aš nežinau, varom kažkur pavalgyti. Viskas daugiau, nebedalyvauji kokiam rėvė tūsė? Ne, ir daugiau net nenoriu. Nu, nesąmonė reikia tūsės. Kodėl nesąmonė? Nes aš kai nevartoju nieko, tai man ten liūdna būna tiesiog. Nu, ja. Štiek. Tiesiog būna liūdna, toks jausmas kasdien varytų, žinai, tos rėvos. Tenka. Turim dar valandą iki ledo. Kiek dabar valandų yra? Po pirmos. Po 9:01. Po 9:01 dabar yra dar po 10-15 seansas, tai dabar mastom ką veikti, ar pavalgyti, ar šiaip kažką daryti. Jo. Einam vaikščiotis ir einam vaikščiotis. Varysiu ant ledą vėl, tai turėčiau po ledą šlubuot, galėsiu nusfilmuoti, kaip šlubuoju po ledą. Nes koja jau dabar skauda. Man yra visai toks dalykas dabar, kai jau noriu varyti po ledą, tai man jau tada koja pradeda skaudėti. Dar aš ne ledą, bet jau galvoju, man ta koja skauda. Tu pirmą įsidėk, žinai kaip būna, reikia įsidėti. Tau, į bauerį savo. Jo. Koja. Kaip skauda. Jo, man jau įsidėt koja skauda, taigi nieko gero. Ką norėjau papasakot, kad varysim su Oma ledą ir ten lošim Game of Skate. Ką? Tipo, kaip... Aš nenoriu žaisti Game of Skate. Oma dar nežino. Kaip yra Game of Bike būna, tipo, darai triuką ir kitas tokį pat turi padaryti, jeigu ne, gauni raidę. Ir tipo, kas pirmas skate surenka, SKATE, kas pirmas surenka skeitas pranaša. Tai aš pralaimėsiu. Tik iš tikrųjų, aš šokinėti negaliu, nes koja skauda. Į čiliaką einam? Jo. Tai aš net neįsivaizduoju, kokius darys triukus, kokių galima triukų padaryti ant ledo. Tai va, žaisim Game of Skate ir neįsivaizduoju, kokių gali būti ant ledo triukų. 108, 300 ir viskas, daugiau tai aš neįsivaizduoju. Labas vakaras. Vaistinės arbatas jau galima, ačiū. Flikytos ar iš pakelio? Flikytos. Aš tai dar nežinau, Taip. Jo, o man bijo praloš, bet jį palošim vis tiek. Aš pralaimėsiu, tu geriau užvaikščiai. Taigi ten čioš nereikia, ten galiu šakinėti. Tai va, renkuosi dabar. Pizza už ačiū. Tai tipo ateina jinai, aš sakau ačiū ir duoda pizzą. Ne, perki vieną, gauni vieną nemokamai. Oma, so excited. Jo. Pirmą kartą matysiu ledo ritulio varžybos. Pirmą kartą matysiu ledo ritulio varžybos. Už kuriuos tu sergi? Aš už velnius. Kurie čia dabar? Velniai, man. Jau šitie raudoni. Pelkių velniai, jo. Pelkių velniai, bet man atrodo, čia jau antras kelnys. Aš tai bandau visas šaibas dabar, smulkius bandys išleisti to. Tokį karočią turiu, va. Video blogerio pinigai, ką tu popierinį nematai. YouTube'ai uždirbu daug, va. Ką, jūs antras mėnesis jau 3 eurai. 3 eurai antrą mėnesį. O, man kai visai ką nesugeba išsirinkti ne. Arba rinktis picą 100 eurų. Žmogus laukia. Savo. Kokį mes einį pasiėmė? Kokį aš pasiėmiau? Prieš tą jautiną. Prieš tą jautiną mes einį. Ačiū labai. Prašau. Mes jau čia jau atsibodam.
Kaip tavo varžybos? Aš galiu kaip excited šiuo metu. Jo, angelai 5-0, 5-0, gauna velniai. Palauk. Ne tos Laukiniai ten. Ne tos įsirinkai. Ai, vakar irgi filmavau video, sakiau dabar kasdien kelsiu, bet nekelsiu. Ne, nepaėjau vakar video, nes tik pradėjau filmuoti ir užmiršau pasikrauti fotiką. Tai po 10 minučių filmavimo įsikrovė. Tai iš vakar video nebus. Tai va, dabar darysiu vlogus visą laiką iš 2 dienų turbūt, nes per vieną dieną aš nieko tokio nenuveikiu, kad būtų įdomu parodyti. Dar turim valandą. Nu, 5 minučių kem. Dėsim pavalgyti. Ką dar čia gerą papasakot? Grįž namo, dar irgi nežinom, su ko grįž. Gavom valgyti, pagaliau, ane? O ištroškęs maisto. Man patinka maistas. Pažiūrėjau dabar savo centus. Neduosiu. Šitus padėk ir viskas. Nenori. Aš mėgstu palikinėti arbatos, kiek reikia. Tas jausmas, kai sužinai, kad tu merginai kažkodėl rašėjai. O man snapchatinau, sako, kažkokio pana, sako, ar dar Roma mane prisimena. Sakau, nelabai man atrodo, nežinomės, kas tu tokia. Tai atsiuntė chatus. Tai Omos pirmą žinutę mergaitį, blogis niekada nemiega. Čia mano pick-up line'as. Susidraugavom su barmenė. Tai nuolaidą padarė, nors kortelės neturėjom. Reikia bendrauti normaliai, ne kaip daug ten. Normaliai viską. Ką vyks, suka? Jo, coachų mano atnešiu. Ko pikta? Eina! Pop. Dėda padriftinkit. Viskas. Taip pagalvojau, nieko ledo, nebus savo miskų dviese, galbūt. Pažiūrėkit, kiek žmonių. Dėlė kiek. Tai nežinau, kaip mes tą Gameovskį žaisim. Mes nežaisim. Žaisim. Ne. Jo. Nežaisim. Žaisim. Davai, ne. Davai, tai jau susitarėm, tiek aptarinėjom. Eik tu šiek. Pusę video aš kalbėjau, kaip tą žaisim, tai man nebūtų man medžiagos ant video. Tais raišteliais aš šiandien suprantu. Tu pasiruošėsiu? Pralaimėt. Aš ne, gal net nežaisim. Mes visą laiką pirmai ateinam ant ledo, kiti dar ruošiasi valandą. Vaskinam, kas pirmas pradės. Žaidė? Žaidžiam Gameovskį. Ne. Belė ką darysim ir tipo darai triuką ir visi turi atkartot, kad tas žmogus padarė, jeigu negauna raidę. Ką darysi, pasakyk pirmą? Nežinau, sumastysiu. Neįsiskaito, kai griuvai. Trišiam. Supratau. Tau trišiam, jo. Aš nenoriu, eis. Į savo darei. Ne. Į savo. Aš skaitau. S raidę gauni. S raidė? Jo. S. O my kraut, ką darai? Nepašokai. Davai, pakartok tada čia. Čia prie vietos? Jo. Nepašokai. Turi 2. S, K. Iki tos mėlynos su viena koja, taip sakau. Davim vienos kojos? Aik! A tu durint esi. A davim vienos kojos? Ne, aš anksčiau sustosiu turbūt. Nope. S, K, S, K, A. Lauk, puiko man. O! Turi 2. Aš pala būčiau padaręs. Aš darysiu atbulinį šuošį ir 108 persi. Gerai. Pašokęs. Taip. Nice! Šiaip nusileidęs, tai galvojau, eisi ant nugaros. O, yra. Tau, tu 3 raidės turi? Jo. 3, 2, aš neturiu nei vienos dar. Ką darai? Gerai, gulbę padarė atbulinių. Opa! Gulbę čiuožį, kaip ant vienos peršas. Ei, iš tikrųjų, skilai, blėt, nelygiai. Jūs nepadarys, aš tai lėčiau darysiu. Nėra.
3 raidės. Nepavyko. Nes turėjau Omą nusileisti ant vienos kojos. Net nedarai? Ne, dariau. 4 turi. Dar vieną ir krenti. Skatas turi. Skat turi. Tu 3, ne? Gerai, kam daryt? Tau. Ne. Jisai pirmas, aš antras. Ai. Tau. Gerai. Gerai, aš darau. O! Easy. Yra. Ką darai, tau darai dabar? Man išeis, va. Man irgi. Nėra. 4. Bandžiau, bet. Bybis. Nuo mėlynos iki mėlynos su vieną koją varai, taip atsitipi, atsistoji ir nučiačiai. Blet. Tu traumų neturėsi, traumų nekom po koją. Turi. Normaliai gali. Nėra. Nėra. Pilnai atsitup turi. Kritai. Geras žaidimas buvo. Out. Bet aš išlaužiu. Baigiam lošt. Normaliai? Patiko? Gerai, dabar pasėdam kamerą, dar pafilmuosim vėliau. Dar su Oma darysim prijomus, bonus prijomus. Davai, kokį šauk. Geras, opa. Kaip šiandien yra apgavystė? Apgavystę atvarėm. Turėjo 3-5 baigtis, dabar jau baigė. 30? 3 turėjo baigtis, 3 minutės apgavo. Jau baigės, nu ir gerai. Mes nepasitenkinę. Nepasitenkinę, daugiau neįsim. Mes su Oma čia pratingiausi. Pirmą nusiemam pačiūžas, vėliau varom batų pasiimti. Jo, su kainytėm. Atvarėm, atsisės, pamastysim, ką čia darysim, ką čia veiksim. Kad mes neturim kaip grįžti. Turim. Ką tik su Omos telefonu naudojausi. Kem 1% buvo ir išsikrovė. Nu būna gyvenime tokių dalykų. Ką, lekiam? Gerai, kad bent bateriją išjungt galė, ne? Varom iki laisvės. Kur einam dabar? Tik į Statoilo, kad taksį iškviestų moteris. Moteris. Turės paskambinti. Man tai atrodo eisim peškom namo. Tikrai neįsi, geriau. Tik ne man, nu turėjau minį, blet, ne tiek kelią. Kas iš tau lokas, kad peškom eičiau? Tik aš tau eis peškom, ne, aš tau eis. Kas aš tau? Bet eini. Eisim. Mane sąmoningi plakatai. Galva prašovė vienam. Čia tipo tokie, aš nežinau, čia deep house. Kas čia vyksta? Nu, aš tau sakau, man tai čia tipo paranoja kelia šitie, bet atrodo, kad pedofilai visi. Važiuok, pedofilai, nu, dar prakaituoti. Nu. Soma, dabar einam iki autobusų stotelės. Kurie net nevažiuoja. Kur žiūrėsim, gal autobusai važiuoja, tipo. Kaip grįžt namo, įsikroja telefonai abiejų. Taksą labai gražiai įsikvies galima. Jo, smagu. Bet turim pliusų. Kokių? Mergų radom. Ste pliusai tai patys geriausiai, galėčiau pasakyti. Kas? Tai aš matau, kad nevažiuoja jau šiek, kad nei vienas autobusas nevažiuoja. Ko mes dar einam iki tos stotelės? Einam, prašau. Ką tu pračekinsi, kad autobusai nevažiuoja? Bet jas tai varom su taksiu, da viskas. Nėra kaip važiuoti. Nu jo, skambink ir kviesk. Tai aš tai vaną eisiu. Nepraranda vilties, bandysim telefoną atgaivinti. Neužpisk. Ja, varom į ledas, įpijus naktinis seansas, bet rasim pas paveš. Na. Bet nesveikas esi. Nevažiuokit nieks jo į ledą, jeigu kviesi naktinį seansą. Nesuderinau čia, karočią, kas mus parveš. Suderinu dar kas nuveš. Po. 5%. Spėsim, ką tik 7 buvo prieš sekundę. Ką dabar darysi? Nieko, ble, takso numerį ieškosi. Gal aš Instagramą greit fotkėsi mes dar. Šia, mes to negrįšime. Viskas įsikroja. Įsikroja? Blemba, tai būčiau geriau jau fotkėsi kelias, negu čia veltui. Ait, ble. Būšikas parveš. Oma kažką bando dilint dabar.
Ką sudilinai? Pagaliau taksas. Už kiek laiko važiuosim? Tuo įsipila kuro ir važiuosi. Kaunas jėga. Eik tu šik. Ieško taksą, tai bėgi, žinai, ieškai. Nu ką, jeigu taksas dar apsivers, tai gan įdomus video išeitų. Man kaip tik briketų reikia. Čia reikia kviesti pakojimę? Jo. A, jūs? A, gerai. Kitą kankinosi. Čia trečiadienis, čia negalima nieko. Tu galima realiai, bet... Aš žinau, vakar naktį dirbau, tu ta prasme, tiek daug darbo buvo. Nuo šilo namo dabar iš tikrųjų laukia belė kaip šilta. Tai kad tokia dulksna, tai nemalonu eit, bet čia žiūri geras oras. Galėjau ir nuo laisvės pareiti. Tai jau vakar ėjau nuo laisvės namo, nes buvo Katlerio šou. Ir afteris buvo basemente ir iš basemento išėjom ir sakom, kad nereikia mums takso. Tai parvarėm peškom namo. Gan didelis atstumas, bet kažkaip žiauriai greit parsėjo. Davai.